Labas rytas visiems, labas rytas iš tokių gražių laukų. Saulėta šiandien, šilta. O toks vat laukas didelis yra. Kažkur 50 akrų žmonių, beveik 40, klubo kasimas, netoli Kembridžo. Karšta diena bus, kai visą laiką pas mus. Panašiai apie 30, šiandien gal biškį mažiau, 29 rodė. Bet bus. Bet šilta. Atvažiavau čionais, nes žodžiu, čionais buvo romėnų, labai daug veiksmo vyko aplinkui. Ir gal biškį skeptiškai žiūrėjau, nes čia toksai organizatorius, nežinau. Žodžiu, bet sakau, pabandysiu. Nu ir atėjau čionais, pasižiūrėjau pagal žemėlapis, ten buvo gyvenvietė toj pusėje romėnų. Vieną romėnų monetą radau. Tokia nustypusi vargšė. Parodysim. Va, toksai vat blinukas. Nežinau, o čia va matosi toks kaip angelas, tokia figūra. Ir tos deivės ten. Va čia aplipus visiškai. Na, čia 3 amžiaus, man atrodo, ta gyvenvietė buvo, tai tokios ir monetos. 3 mūsų eros amžiaus. Maždaug taip. Na ir va, dabar va, signalas buvo ir paviršinis. Kas svarbiausia, kažkas gulit vidai. Ir tokį tarimą turiu, kad vėl bus romėnas. Čia aš manau bus romėnų daug. Žiūrėkit, saga. Apgavo. Nu jo, saga tai saga, mesim į šiukšlinę. Nu, vienas romėnas yra pradžiai. Nors jį parodžiau jums. Žiūrėsim, gal kas nors geriau papuls. Diena ilga. Niekad nežinai, kas tos laukose slepiasi čionais. Nu, palik pat paviršių gulėjo, va. Visai dabytė nedidelė. Moneta visiškai užmušta. Ko turėjo tikėtis čionais prie Kembridžo. Čia ta žemė tokia. Kažkadaise čia buvo labai pelkynai visokie. Ankstyvos jurgiai. Nežinau, 17 amžiaus moneta. Puspensis pagal dydį. Nu. Gerai, eisime toliau. Noriu nueiti į tą pusę, va ten, čia palei keliuką, toks yra keliukas. Ten turi būti viduramžiai, bent jau kitoj pusėje buvo. Ten noriu, sakau, pasižiūrėti gal kokią kaltinį. Užeisiu. Jeigu ką, grįšiu atgal ten, kur romėnų pusė. Džiauriai žemė supūkta, sunku kasti. Kai kur lengviau, kai kur sunkiau, bet džiauriai, iš tikrųjų. Lietaus neturėjome ilgą laiką. Nu, kažkokį tai, sakyčiau, sidabro gabalėlį radau. Nežinau, kas tai buvo. Dar nulūžo, bet čia kažkoks tai... Jo, čia sidabras bus tikrai. Nulūžo gabalėlis. Nu, sidabro laužas. Kaip sakant, į kišenę, ne iš kišenės. Jo. Visi vaikšto tokie nuliūdę, nes žemė tai labai kieta. Žiauriai. Nu ką, panašu dar vieną gabalėlį sidabro radau. Sasagėlė. Panašu į tai su akmenuku. Tada mes pavalysim, vandeniuką užpurkšim ir bus mums viskas matyti. Žemė sausa, tai konkrečiai. Atiduok. O, koksai akmenukas. Ir bus sidabrinė saga. Aš esu tokių radęs, tai žinau. Pabėgo. Dabar išpurvinau. Matosi, sidabris. Auselė sveika. Gerai. Dar vienas gabaliukas sidabrėlio. Čia tokia du buvo sujungti su grandinėlė, tokia nedidelė. Nu gerai. Ir tokie džiugina radinukai, kodėlgi ne?
Žinot, vaikštau prisiminiau, kad turiu geresnę kamerą. Kupriniai nešiojasi. Jo, visai buvau pamiršęs tiesiog. O dabar ir gražiau matysis viskas. Nežinau, kodėl aš ir su ją nefilmuodavau. Velnias žino. Visiškai nauja kamera. Praktiškai vieną kartą ar du pafilmavau. Ir kažkaip užmiršau. Nu, nesvarbu. Einu, vaikštau. Užgavau signalą. Ir signalas paviršinis. Nu, žiūrėkit. Kažkas tai čia guli. Išsiaiškinsim. Čia nieko gero. Čia saga greičiausiai bus. Vat kaip man nepasisekė su saga. Galvau bus moneta. Nu gerai. Nu tik nuėjau nuo tos vietos, kur radau tą sagą. Signalas. Gražiai buvo barbonija, oi gražiai. Tikiuosi nebus labai giliai. Žemė čia normaliai da. Kartais pataikai į tokius vietos, kur lengviau kasasi. Galiu pasakyti, ne taip lengva. Matau monetą. Monetėlę. Visgi tai kad moneta. Tai pagal spalvą matau Elžbietos antrosios tamsus ankstyvos. 1965. Tai tokia spalva visai kitokia negu, pavyzdžiui, Jurgi 5 ar 6. Daugiau pradėjo mesti prastesnio metalo į tos lydinius. Na, tokia moneta. Nieko ypatingo. Eisim toliau. Nu, čia keiščiausias dalykas, jeigu šito nebūčiau radęs. Kaip visą laiką. Muškėtas kamuolys. Muškėtas šovinys, kitaip tariant. Muškėtas kamuoliukas, šovininis. Visą laiką man papuola. Kiekvienam lauke turi būti. Nu, saulutė kaitina gerokai, aš jums galiu pasakyti. Žmonių piškai praretėjo. Nu, pusę mašinų nebėra. Tada dar vaikštau. Kągi, įsitraukiau savo seną Noksą. Noksas 800. Kažko tai nudvėsė mano rytę antrą Deusą. Jau antrą kartą. Ar trečią. Per kokį mėnesį. Aš nežinau, kas jie yra. Lik vakar žiūrėjau, dar tikrinau, ar kraunasi. Dar šiandien ryte pasižiūrėjau. Atrodo viskas tvarkoj. Nu ir pavaikštai 3 valandas, bats ir numiršta. Žodžiu, man šitas dalykas labai nepatinka. Nu ką, pasiėmiau Noksių. Gerai, kad bagažinėje vežiojasi atsarginį detektorių. Nes kitaip jų būtų tekę važiuoti namo. Nu ir va, ką ištraukiau. Kaltinuko puselę. Ir visas apkepėjęs. Kaltinuko. Nuplausim. Pasižiūrėsim. Kaltinis. Kryžiaus pusę kaltinio. Neaišku, ar čia jis nakirtas buvo, ar čia jis nulūžo kažkam tai. Pusę kaltinio geriau jis nei visiškai nieko. Tai va, toksai va dalykas. To parodysiu iš arčiau, turbūt per kamerą šitą nesimatys. Nu, štai va jis kaip atrodo. Drugoje kryžiaus pusę kaltinio. Vėjas pučia, tikiuosi bus gerai su garsu. Nu, kas yra, tas yra. Labai jau daug aplink šitą kaltinį neapsistojame. Ir einame toliau.
signalas 30 rodo. Nu, kasgi čia bus. Kažin, kaip dar kasis čia. Nes čia žemė kai kur tai išvis nesikėlė. Pataikydom ar ne. Šonė. Nu, svarbu nevažiuoti labai smarkiai. Labai šalia tik tai reikia. Moneta variokas gaila. Stora. Spalva. Varis tikras. Ankstyvi Jurgiai. Gali būti koks Čarlzas antrasis. Iš tikrųjų. Rėmas trečiasis. Nežinau, ar apsimoka čia ką nors daryti su jais. Eilinis variokas ir tiek nesimatė. Spalva, kad raudona, tai ir tokia stora jinai. Manau, kad gali būti Čarlzas antrasis, Karolis antrasis. 600, 80-ieji kažkur tai, 70-ieji, sakyčiau. Nu, žodžiai. Wow! Wow! O čia tai dalykas. Nagi, 28 rodė. Žiūrėkite, sidabras dar vienas. Iha. Šilingas bus. Šilingas Edvardas 7, man atrodo. O. Bus 1901 dešimtmetis. To, nes jisai karaliavo Dovis. Trintas šilingiukas aptrintas. Bet vis tiek sidabras. Tiesiu nuotrauką šonę parodysiu, kaip atrodo, nes nematau prasmės. Iš čia toks vargšas nutrintas. Apyvartai turbūt buvo ne vienus metus. Ir aš išsitrino su pirštinėm. 1907. Matau. O tokia moneta. Edvardas 7. Nu gerai. Paimsime, kodėlgi ne. Ne taip dažnai jie man papuola iš tikrųjų tokie. Jo. Nu va dar toksai daikčiukas išlinda. Einu link mašinų, jau nebetoli liko tenais. Vat paskutinių signalų surankioju. O tokį radau dalyką. Nežinot kas čia? Toksai vat. Čia yra laikrodžio prisakėjas kišenė. Tuk. Aišku, palūžė, čia turėjo būti daugiau visko. Jis taip įsikišdavo ir sukdavosi laikrodis. Toks daikčiukas. Gana dažnai papuola. Kišeninius laikrodžius čia daug kas turėjo. Nu, dar keletas mašinų ten matau yra. Žmonės, bet jau ten daugelis ruošiasi važiuoti. Aš irgi jau sakau, viskas užtenka. Parodysiu, ką radau. Ir man čia išėjo pagauti. O tiek, va išėjo man pagauti. Nei daug, nei mažai. Šilingas. Toksai jo. 1907. Edvardas 7. Tada iš sidabro. O sąsaga. Sidabrinė. Su brangakmeniu. Stikliukas, aišku, bus. Kas čia dar? Sidabro gabalas. Kažkoks tai nuo kažko. Vėl nežino nuo ko.
Dar sulūžęs vargšas. Sulaužiau aš jį. Na čia aš sulaužiau, aš prisipažįstu. Kaltinio pusė. Tokia. Ilgasis kryžius tai čia. Mano bus 14 amžius Edvardas. Ar pirmas, ar antras. Gal ir trečias. Taip. Čia kaip suprantu kažkokia kaip ir liūto koja. Gal. Bet čia turėjo būti dar kablys. Toksai va susiegimas drabužių. Vargšė romėno moneta. Visiškai pavargus. Laikrodžio prasakėjas. Na ir čia porą variokų. Tai vat, tiek pas mano radinių. Visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą. Ate, ate.